Sveiki, tai sveikinamės iš Estijos, iš pirmo Baltijos šalių etapo Rasila trasoje. Tai jau pravažiavau treniruotės vakar, jos buvo neįskaitinės, tiesiog pasitreniruoti, prisiminti trasą. Šiandien pravažiavom 2 ratus treniruotės, kad atsibust, prisiminti, kaip vairas sukinėjasi, tai kaip ir viskas sekės gerai. Pasikeitėm padangas po vakarykščių treniruočių, dabar turim šiokių tokių nedidelių problemų, bet jos yra tik tai su filmavimo įranga, tai mašina veikia puikiai, viskas veikia puikiai ir ruošiamės kvalifikacijai užimti kuo geresnę vietą startui pirmame važiavime. Tikrai nepadariau gerą darbą ir gerai nepravažiavau. Savo važiavime likau 4, padariau klaidą starte, paprastai išstartavau. Po to važiuodamas, nežinau kodėl, pirmam rate labai lėtai važiavau, slydo mašina, kažkokių klaidų daug prisidariau, tai atsilikau nuo pirmų 2, kurie išstartavo priešais mane, po to visą važiavimą bandžiau vytis, nelaiku įlindau į džokerį, tai dar gavos taip galų gale, kad prasileidau ir tą, kuris važiavo už manęs, tai likau 4, bet bendrai iš visų savo klasį likau 6, tai dar nėra taip blogai. Pas mus, jeigu neklystu, 15 klasiai šiandien yra, tai 6 pozicija per viduriuką, tai dar startą turėsiu visai neprastą sekančiai kvalifikacijai ir stengsiuos viską atgrot per likusią dieną ir liko dabar labai daug darbo pasidariau, kad turėt gerą rezultatą. Ruošiamės antrai kvalifikacijai, mechanikai dirba, ruošia mašiną, o pas mus Estijoje vakar labai silpnai snigo, o šiandien nežinau kiek gerai.
Nesu dar tokia braliai krosė buvęs, kur sninga. Aš irgi ne. Mes tai išnekėjom, sakė, to sniego valytuvas darys, trasą nuvalys. Tik tais nežinom, kai sninga, kokias padangas. Ar lietaus dėti, ar sniego dėti, kokias padangas. Ar eisim su šipais išsidėti. Eisim roketų ieškot, kaip rally važiuoja žiemos. Tai tikrai keista. Net nežinau, labai įdomu, koks, pavyzdžiui, kai lyja, žinau, koks sukibimas. Nu, būna vanduo ir taip toliau. Aišku, dabar čia pas mus temperatūra pliusinė, kad ir sninga. Nu, turėtų būti panašiai labai kaip lietus. Tai, aišku, dėsim lietaus padangas, jeigu stipriai pradės snigt, bet tikiuosi, kad čia labai greit nustos ir galėsim normaliai važiuoti antrą kvalifikaciją. Gerai. O, pasiėmiau kavos. Einam pažiūrėti, susitikti su visais kolegom varžovais. Tai va, vienas iš jų kompaktas, tai estas, labai greitas. Šiandien, jeigu neklystu, buvo antras pirmoji kvalifikacijoje. Tai jam čia namų trasa ir šiaip jisai tikrai greitas, tai reikia man dar pasitempt šiandien, kad jį pasivyti ir aplenkt. Po to sekantis estas, tiesą sakant, net nežinau, kelintas jisai buvo, bet atsiliko nuo manęs. O čia šiandien mūsų greičiausias Latvis, Apsitis. Tai jis šiaip ir jau pernai labai greitas buvo, porą lenktynių jam nenusisekė, tai jeigu neklystu, jis metiniai liko trečias pernai, aš likau ketvirtas. Šiandien irgi buvo visą dieną labai greitas, treniruoti kvalifikacijoje pusę sekundės nuo jo atsilikau, o pirmam važiavime, šiaip važiavom kartu, išstartavo jis už manęs, bet aš kai nelaiku įlindau į džokerį, jisai aplenkė ir mane, aplenkė ir likusius du ir gavosi taip, kad jis liko apskritai pirmas visam važiavime, tai dabar reikės labai stipriai pasistengti, kad pasivyti jį ir likusius 4, kurie yra prieš mane po pirmo važiavimo.
į džokerį per greit parvažiavau tenai. Šiaip šitas važiavimas iš tikrųjų man patiko daug labiau negu pirmas, nes pats mano greitis aš jaučiau, kad galiu važiuoti greičiau, kad mane stabdė ir kad aš tikrai galėjau būti pirmas, jeigu nebūčiau suklydęs ir važiavęs į džokerį nelaiku. Aišku, tas startas jau irgi ne ką geresnis, bet šiaip dabar jau tempą laikiau savo važiavimo metu ir mane tik stabdė priekį esanti mašina, tai bent jau dėl to dabar jaučiuosi žymiai geriau negu jaučiaus prieš tai, nes netgi pirmam rate sugebėjau atsilikti per kokias 3-4 mašinas pirmam važiavime. Estai šiaip turi labai stiprią crosskartų klasę, pas mus jų būna žymiai mažiau. Pavyzdžiui, šiandien crosskartų yra 21 vien galingiausių crosskartų, o vaikų dar, man atrodo, jeigu neklystu, 10 ir silpnesnių crosskartų irgi kokie 7 gal. Tai crosskartus jie labai mėgsta, pas mus vis tiek dominuoja BMW ir priekių varomi automobiliai. Pas juos jie labai mėgsta galų varomus tiek BMW, tiek touring carus, kur perdaryta iš daug skirtingų mašinų ir ypač, sakau, crosskartus. Tai jau jų mėgiamiausia turbūt klasė. Bandysiu pasišildyti padangas daugiau, nes pirmus du važiavimus gal šiek tiek mažokai šildžiau padangas, tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl tas startas netoks gaudamas, kad užtrukdavo ratai starte. Pastebėjot, grįžo tinkliukas. Estijai teisėjom nelabai patiko rankos bendas, ar kaip jisai tiksliai vadinas lietuviškai, nežinau. Tai teko užsidėti tinkliuką atgal. Tai gal čia ir buvo bėda, nes anksčiau visada važiuodavau su tinkliuku. Tai grįžtu į senas vėžes, tikiuosi ir vairavimas grįž į senas vėžes.
Grįžau po 3 kvalifikacijos, tai, šiaip jau praėjo gana laiko visi apskaičiuoti rezultatai, visa kita, tai likau 7, 3. Šiaip viskas kaip ir ėjęs visai nieko. Startą padariau jau neblogai, išstartavau 2. Važiavau 2 realiai iki 3 rato, 3 ratą įlindau į džokerį ir tada pasimaišė kitas priešininkas. Šiaip jis nebūtų pasimaišęs, bet vidury rato jam atsidarė kapotas. Tai aišku, mano spoteris šito nuspėti tikrai negalėjo. Tai šiek tiek mane prilėtino, praradau gal sekundę, gal šiek tiek daugiau. Ir tada nebeaplenkiau varžovo, kuris važiavo pirmas, išlindom labai vieną šalia kito, kai jisai įvažiavo į džokerį. Ten irgi tokį lengvą kontaktą turėjom. Tai praradau kokį, manau, kaip minimum 1,5 sekundės. Šiek tiek rezultatas būtų buvęs geresnis. Tai bendroji kvalifikacijos įskaitoje likau 8. Tai dabar laukia pusfinalis. Pasirodo, pusfinalį važiuoja visi. Buvau gavęs klaidingą informaciją. Tai iš 2 pusfinalių pateks po 3 mašinas. Tai aš startuosiu iš 2 eilės, išorinio takelio. Tai manau, niekas čia neprarasta. Viską dar galima atgrot. Svarbu ir vėl padaryti bent jau tokį startą kaip 3 kvalifikacijai. Ir manau, tikrai viskas bus gerai. Automobilį šiek tiek lengvai palaužiau priekinį bamperį, bet jau mechanikai suremontavo. Tai kaip? Su lipniuose remontuojasi viskas. Ir kitoj pusėje tas pats. Bet čia nieko baisaus. Svarbiausia, ratai visi sveiki. O kaip atrodo, jau susitvarkysim grįžę atgal į Klaipėdą ir kitom varžybom viskas bus vėl gražu, kaip nauja. Matau, apsiti šiandien tikrai sunkiai pagauti, nes tarpas, prasme, nežinau, kiek šis 6 sekundės, 7 sekundės nuo antros vietos. Visi kiti taip plius minus panašiai. Nemąstantys žmonės atvažiuoja ir pamiršta, kur stabdžio pedalas yra, tai ką padaryti? Nieko nepadaryti. Šiandienos lenktynės tikrai nepraėjo gerai, ar taip kaip norėjau, kad praeitų pirmam video, bet visko būna, čia autosportas, tai šiaip ir pats visą dieną tikrai nebuvau puikios formos, tikrai dariau ir klaidų ir visko, to pasiekoj. Iš 2 eilės teko startuoti pusfinalį, o kai startavo iš 3 eilės, vis tiek varžovai lėtesni, su mažiau patirties, tai pamiršo, kad turi stabdžius mašinai, tai pirmam posūkį tikrai kelsiu, iš lauko jau mačiau, yra pakartojimas, tai kontaktas gal ir tikrai nebuvo, jisai ten stiprus, bet aš jau iš kur dingt tikrai neturėjau, jis įsirėmė į galą, tai apsuko ir nusuko ten į žolynus, tai taip ir pralošiau tą startą stipriai, o po to jau tiesiog, kadangi skersas per kerbą ten slydau, tai nusimontavo ten nei rato neapvažiavus dar ir padanga, tai jau nebebuvo tikslo net ir važiuoti toliau. Tai
po to atsitrenkiau į padangas. Čia biški tas bamperis, bet jis ir tai jau buvo palaužytas. O pats blogiausias dalykas, tai išbėgęs tepalas iš variklio. Tai spėjom, kad čia išbėgo iš tepalo radiatoriaus. Ir jokių didelių problemų nebus, tai ta nusimontavus padanga gali būti, kad net išgelbėjo mano variklį. Nes tikrai ant didelių sūkių būtų spaudimas tepalo didesnis, būtų išpūtę daug daugiau tepalo ir kažin ar 6 ratus būtų užtekę to tepalo, kurį ten stumtų lauk. Tai šitai baigęs dieną, nu ką, liko ilgas kelias namo, vienintelis pliusas anksčiau išvažiuosim namo, tai turbūt jau šiandien naktį būsiu namie. Viso.